su šlaitinio stogo konstrukcijų fasado šiltinimu naudojant poliuretano putas gaunamas greitai, sandarus ir gerų izoliacinių savybių šiltinamasis sluoksnis. Ir šį šlaitinį stogą parodysim, kaip šiltina įmonė Thermax, kuri būtent specializuojasi šiltinant su poliuretano putomis. Šiltinimas poliuretano putomis yra vienas iš efektyviausių izoliacijos būdų. Gaunamas vientisas sluoksnis, kuris pasižymi itin geromis šilumos izoliacinėmis savybėmis ir sandarumu. Svarbu žinoti, kokias poliuretano putas naudoti, kadangi jų yra skirtingų tipų. Poliuretano putos yra dvi komponentės ir skiriasi tipai pagal tankį. Yra tankesnės poliuretano putos vadinamos uždarų porų ir mažesnio tankio poliuretano putos vadinamos atvirųjų porų poliuretano putomis. Jos skiriasi savybėmis. Mažesnio tankio poliuretano putos yra elastingesnės ir jos yra naudojamos konstrukcijos, kurios gali keisti savo parametrus dėl drėgmės arba dėl temperatūros. Tai yra dažnai purškiama ant medžio konstrukcijų, šlaitinio stogo, karkaso konstrukcijai. Tuo tarpu tankesnės poliuretano putos, jos prie tokios konstrukcijos galėtų atsiplėšti ir tokiu atveju, jeigu bus jos naudojamos medinėje konstrukcijoje, naudojamas sumuštinis, tai yra pradžioje užpurškiama yra mažesnio tankio, elastingomis putomis ir vėliau užpurškiama yra didesnio tankio poliuretano putomis, kurios turi geresnės šilumos izoliacinės savybės. Taip pat didesnio tankio poliuretano putos, jos yra naudojamos fasadams šiltinti, kadangi jos yra atsparesnės aplinkos poveikiui. Ten jau dažniausiai tos vaikščiančios konstrukcijos nebūna, jos sudaro vientisą izoliacinį sluoksnį. Šlaitinis stogas sumontuotas iš 50 cm storio dvitiejų sijų. Bus šiltinama 40 cm poliuretano putų sluoksnių. Darbai pradedami nuo langų uždangstymo, kadangi purškiant vis tiek sklando nedidelės dalelės, kurios vėliau nusės ant lango ir reikės valyti. O dabar beliks tik tai nuimti celofaną. Poliuretano putos atvežamos automobilyje statinėse. Čia jos pašildomos ir į objektą paduodamos vamzdžiais. Gegnių storis yra 50 cm ir purškiama per 3 kartus po 15 cm kiekvieną kartą. Putos išsiplečia 100 kartų. Kyla klausimų, ar galima šiltinti ant stogo plėvelės, ar poliuretano putos neįstumia jų į išorę. Jei pradėsim šiltinti nuo vidurio, plėvelė neišlinks. Vienas iš sudėtingiausių mazgų yra stogo ir sienų frontono apšiltinimo sujungimas. Šioje vietoje yra už gegnės tuščias tarpas. Apšiltinti kitomis medžiagomis yra labai sudėtinga, todėl daromas injektavimas poliuretano putomis. Taip šis mazgas patikimai apšiltinamas. Šiltinimas poliuretano putomis yra patikimas, jisai jau yra laiko patikrintas. Filme matėm apie 100 m² šlaitinį stogą, kuris buvo apšiltintas per 8 valandas, įskaitant sudėtingas vietas, kur jungiasi stogas su frontonu ir sienomis. Ačiū, kad žiūrėjote šitą filmą. Prenumeratos mygtukas dešinėje pusėje. Tikiuosi pasinaudosite Thermaxo paslauga. Iki susitikimų kitą kartą.